Matai, man reikia šitą va įsijungti. Nuostabų mikrofoną. Jau rašinė? Aha. Okay. Hello, people. How are you? Ir dabar... sakyti šiaip nereikia. Įpratis tas yra toksai. Jo. Šiandien mes papasakosime apie vieną tokį įdomesnių projektų mūsų gyvenime greičiausiai. Avantūra. Taip, tikra avantūra. Su komanda planavom dalyvauti šiais metais Odisėjoje, bet paaiškėjo, kad šiais metais Odisėja nevyks. Pamačiau, kad Go3 ir Universal Music planuoja daryti konkursą vaizdo klipas per parą. Dažniausiai tokiom avantūrom aš nepasirašau, bet kažkaip galvoju, jeigu komanda pasirašys ir jie sakys, jo, let's come on, tai pasirašysiu ir aš. Tai va, tai gavosi taip, kad pasirašėm visi. Turėjom būti 5-6 žmonių komanda, bet jinai išaugo iki netoli su atlikėju iki 20. Ir mes turėjom padaryti dalykų. Žinojom, kad yra 4 atlikėjai. Tai Remis Retro, Gabrielius Vagelis, It's Cherry ir Norbertas. Tai mes pirmiausia susirinkę visą komandą, padarėm namų darbus, išsianalizavome, ką jie šiaip jau yra sukūrę, darė ir panašiai. Nors ir turėjom nusimatę tam tikrus sprendimus, bet gavosi taip, kad mums tiesiog nekrito kortos iš anksto pasižiūrėti kažkokių lokacijų, kol bandyti susitarti, kad galbūt galėtų mus kas nors įsileisti, nes filmavimo datą mes jau kaip ir žinojom, mes nežinojom atlikėjo, bet žinojom filmavimo datas ir turėjom tam tikras vizijos, kurios buvo tokios universalios, padaromos bet kokiam atlikėjui, bet kokiai dainai. Ir taip gavosi, kad mes daug kartų išgirdom ne. Daug kam skambinom, su daug ko kalbėjom ir daug kas sakė ne, negalim užimti ir panašiai. Nenuostabu, nes rugsėjo galas. Ir tikrai vyksta daug įvairių renginių, mums kaip tik reikėjo koncertinių salių, ten dar kažkokių patalpų, ne filmavimo salių, mes ieškojom specifiškai tam tikrų erdvių. Ir gavos taip, kaip gavos. Labai svarbu paminėti. Turėjom 24 valandas nufilmuoti vaizdo klipą, gavome 500 eurų ir atlikėja 6 valandom. 6 valandom atlikėja. Tai čia yra kosmiškai mažai, nes įprastai normalus vaizdo klipas gali trukti filmuoti, pamainą 2, jeigu nori daugiau kompleksiškesnis. Jūs supratot, jo. Jo, kompleksiškų sprendimų, reikėjo ir kelių lokacijų, apskritai yra tokių techninių galbūt dalykų, kurie būtų palengvinę ir padarę vaizdo klipą gražesnį, ne tik tai režisūriniai sprendimai, bet ir lokaciniai sprendimai. Į Vinjetės filmavimą galėjo atvykti tik tai 5 žmonės. Mes apsitarėm komandai, kas norėtų ir galėtų važiuoti filmuotis. Atvykus iš tikrųjų supratom, kad nėra taip jau ir jauku stovėti prieš tą kamerą. Ir tas laukimas, kol prasidės laidos filmavimas, tikrai sukėlė streso. Žiauriai nejauku. Nusistovi, trypčiai vietoj, galvoja gerai, tai kur čia tas rankas? Aš taip žiūrėdavau ir Rūta, į Aušriną, gerai, kaip jūs čia tas rankas laikot? Gerai, aš irgi taip darysiu. Tuo metu, kol mes buvome lofte, tai mūsų laukia kita didžioji dalis žmonių. Jo, mūsų komandos sudarė iš viso apie 20 žmonių. Tai mes turėjom ir dailės departamentą, ir režisierių, ir DOP, ir montažo režisierių, ir color graderį. Mes turėjom asistentų, gaferių, sparksų, stilistės, grimerę, šokėjas. Mes turėjom daug ko, labai daug ko. Vienintelė dalyko, ko neturėjom – lokacijos. Oh yeah. Kadangi nepavyko gauti pirmo plano lokacijų, tai teko suktis tiesiog iš to, kas lieka, o kas lieka gamta. Tai norėjom iš pradžių filmuoti prie Balžio ežero arba Tapelio. Kažkas iš komandos pasiūlė nuvykti prie aukštojo apžvalgos bokšto, prie šalia medininkų pilies, kur yra. Šiaip neprašovom, labai graži lokacija miške, labai gražios proskinos. Šovėm vabank, ne ten, kur patikrinta, o ten, kur sako, pabandom, vis tiek kažką sugalvosim. Vienintelis sunkumas, gal sakyčiau, buvo, kad iki to paties filmavimo taško nemažą gabaliuką paeiti reikia, kas nėra labai lengva, kada tu turi nešiot krūvą daiktų, įrangos ir
tiesiog staigiai reikia kokio rakčiuko ir tu bėgi, tiesiog tą keliu bėgi. Aš manau, kad čia dar puikiai galėtų būti vieta padėkoti mūsų partneriam, tai labai ačiū Jums, nes be Jūsų nežinau, kaip tam būtumėm išsiverti ir išsisukę. Iš esmės, filmavimas paprastas. Klipą Jūs galėsit pamatyti GO3 portale, mes vargu ar galėsim jo pasidalinti, nebent leis mums vėliau įsikelti po konkurso pabaigimo į savo portfolio. Tai kviečiam ten pasižiūrėti galtinį rezultatą. Ten taip pat pamatysite irgi behind the scenes, nes mes turėjome 2 operatorius, kurie mus sekiojo ir aš dar gavau GoPro, kur turėjau vloginti ir pasakoti dalykus. Tai ten prišnekėjau daug nesąmonių ir parodžiau galbūt kitą mūsų filmavimo dalį. Tai mes filmavime išsitraukėme Gabrielių Vagelį. Iš tikrųjų, mūsų operatorius ir režisierius labai norėjo šitą įsitraukti, tai ir gavom, ką norėjom. Grįžtam prie failų. Mes grįžom iš po filmavimo vinjetės. Taip. Persirengėm, atsisėdom, pradėjom dalintis biudžetą, tos 500 eurų, ką už juos galima padaryti, o už juos galima padaryti beveik nieką. Tai nėra dideli pinigai. Jo. Ir atsitiko tai, kad mes gaunam nuotrauką, tiksliau jau einam į automobilį važiuoti ir aš gaunu nuotrauką, sako Rūta, sudužo veidrodis. Mūsų pagrindinis filmavimo rekvizitas. Jo, ir tas veidrodis priklauso Karinai. Ir jinai nedavė 2 savo veidrodžius. Nebuvo labai maloni žinia, bet aš galiu pasakyti, kad Rūta turbūt skaudžiau sureagavo negu aš pati, nes kažkodėl tai dieną prieš, aš nežinau kodėl, bet kokį 1% mintį turėjau, kad taip gali atsitikti. Ir kai tai atsitiko, tai buvo toks, oh well. Man buvo nemalonu, nes tai, žinai, tavo daiktas ir mes nesugebėjom jo saugoti įprastai. Šiaip tai mūsų darbe mes ypatingai saugojom daiktus, rekvizitus, įrangą ir visą kitą ir net nepajudėjom iš vietos ir jis jau sudužęs. Ir mūsų pirmas dalykas, kuo mes labai šventai tikim, bet jau aš asmeniškai labai tikiu soti ir pagirti tą komandą, tai yra manau, kad tai yra variklis, nes nuo to ir priklauso žmogaus produktyvumas ir kokybiškas darbas. Nupirkom vandens, nupirkom snacksų, bananų, žodžiu, kad būtų sotus ir laimingi. Priėjus prie automobilio mes sužinojom, kad išsikrovė mūsų stiliščių automobilio akumuliatorius. Ir po to paaiškėjo, kad ne akumuliatorius išsikrovė. O kas ten išsikrovė iš tikrųjų? Niekas neišsikrovė. Užtrukom. Jo, užtrukom. Bet Aušrinė atvažiavo. Aišku, kad atvažiavo. Taip. Bet. Tada nutiko, kad įvyko grimerė, mūsų Laurutė. Žodžiu, kaip aš ir sakiau, problema nevaikšto po vieną, čia jau buvo gal 4 ar 5 tą dieną, filmavimai dar nebuvo beje prasidėję. Parašė Laura, kad jos automobilį ten sugedo jisai ir kažkaip... Jo, pradėjo važiuoti po 3 minučių, automobilis tiesiog sugriuvo. Taigi mes netekome trumpam dar vieno žmogaus. Tačiau viskas labai greitai išsisprendė. Nelabai greit pamelavau, bet... Aš galiu pasakyti, jos vėlavimas mums nebuvo į naudą, bet suprantant tai, kad tai vyko vėlgi techninis nesklandumas ir dar jai reikėjo važiuoti greitąją, nes jinai visai neseniai buvo pakliuvusi į avariją ir jinai turėjo skilusią alkūnę ir labai stiprų galvos sutrenkimą, tai mes tiesiog džiaugiamės, kad jinai yra sveika, gyva ir kad prisideda. Dar prisiminiau tą mirusį balandį. Žodžiu, mes galvojom, kad tiesiog ten ne mūsų diena, bet jo, pradėjom filmuoti ir ganėtinai, sakyčiau, viskas neblogai klostėsi. Ir atvykus į lokaciją ir medininkus prasidėjo pasiruošiamieji darbai. Tai mes ką padarėm, tai pirmiausia susistatėm įrangą, miške susinešėm ją, nes labai svarbu paminėti vieną dalyką, kad 24 valandas pradeda skaičiuoti tik tada, nuo tos akimirkos, kada tu perklausai dainą. Tai mes tempiam ją perklausyti, tam, kad galėtumėm susiruošti lokaciją ir tada jau daryti dalykus. Vaikinai apšvietėjai susistatė įrangą vienam taške ir režisierius nusprendė, kad iš turimų gėlių mes turime pasigaminti arką. Portalą Portalą į kitą pasaulį. Labai smagus procesas buvo, galiu pasakyti.
padėti dailininkiai su tom gėlytėm, ne toks jau ir kasdienis darbas. Jinai yra tas žmogus, kuris per matematikos uždavinius perka 50 obuolių. Tai jinai nupirko dafiga vazonuose esančių chrizantemų. Šiaip dailės, būtent va tos arkos statymo procesas visai užtruko. Per tą laiką tiesiog komanda ėjo į kitą miško dalį, kur yra tam tikras saulės, tam tikra pozicija ir apšvietimas. Tai per tą laiką, kol jie filmavo, mes pabaiginėjom arkos statybos darbus. Kadangi dailininkė šiaip neturėjo asistento, tai vat pasisiūliau padėti, bet baigus tą arką bėgau ieškot komandos ir šiaip buvo labai smalsu pasižiūrėti, kaip iš šono atrodo visas procesas. Nubėgo, ogi žiūriu, Rūtos nėra. Kurgi Rūta? O Rūta nuvažiavo pasimti dūmų mašinos, nes mes pritrūkom dūmų, o mums jų taip reikėjo tą vakarą. O aš pataikiau į kamščių, žinok. A ne? Jo, aš užtrukau valandą iš visų važinėti, tai ta valanda buvo labai labai svarbi ir per tą valandą žmonės nespėjo nusifilmuoti vienos ar tai 2 ypatingai svarbių scenų. Nusifilmavom kitas ir ką, Rūtelė sugrįžo. Su dūmais. Su dūmais sugrįžo ir prasidėjo mūsų naktinis filmavimas. Šiaip mes net neplanavom naktį filmuoti, mes planavom pabaigti per Golden Hour, maždaug iki 8 valandos ir paleisti visą komandą ir kaip tik prie montažo. Labai gal svarbu paminėti yra tai, kad mes montažą darėm ir realiu metu nusiminėjom medžiagą ir mūsų montažo režisierė Ievutė, linkėjimai tau Ieva, iškart pradėjo dėliotis kadrus, kas veikia, kas neveikia, tam, kad mes matytumėm, ką dar galbūt reikėtų užsifilmuoti. Tai aš manau, mus tai ir išgelbėjo, kad mes nusprendėm pasilikti ilgiau naktį. Naktį užsifilmavom paskutinės scenas. Tai vyko dėl to, kad mes, kadangi neplanavom filmuoti naktį, mes neturėjom specialios naktinės įrangos, jo, labiau apšvietimo, mes neturėjom tam pritaikyto apšvietimo, mes turėjom pavakariui, dienai, patalpom, bet neturėjom nakčiai. Tai kišo koją ir mes tuo, ką turėjom, tiesiog improvizavom. Matėsi, kad Gabrielius jau buvo pavargęs, mes visi buvom pavargę, bet labai stengiausi išlaikyti tokį, vaibo ministerijos emociją, kad, žiūrėkit, gal kažkam kažko reikia, gal kažkas nori ko nors, gal kažkam šalto, gal maisto, vandens, Realiai tai Rūta ir Paulius buvo vaibo palaikytai. Paulius ir Pauliaus šuo. Antanukas. Čia Antanėlis, Antanukas yra šių filmavimų simbolis iš tikrųjų. Pauliui irgi linkėjimai. Labas Pauliu, labas Antanukai, bučkiai jums. Kaip tu kitą dieną jautais? Iš vis kelintą tu grįžai namo? Aš grįžau gal apie 1 namo, tai sakyčiau visai dar žmogiškas laikas, nes būdavo ir blogiau. Kontekstas. Tai aš grįžau 1 valandą, tai sakyčiau, kad čia dar visai laikas adekvatus. Bet kitą dieną savijauta buvo, aš nežinau, tiesiog, aš mėgstu sakyti, kaip maišų trenktas, tai taip ir jaučiausi, tai realiai pusę dienos tiesiog pragulėta lovoj, bet negalima skųstis, nes daug blogiau yra montažui ir apskritai postprodukcijai. Ką aš šiaip atsisakiau daryti šitam projekte šį kartą, tai linkėjimai Ievai ir Jokūbui, šaunuoliai mūsų, ištvermingi. Aš žinau, ką tai reiškia, sėdėti parom laiko prie montažo. Jau grįžinėjom visi namo, tai Doma sustabdė su autobusiuku pasieniečiai, tikrino, ar ten tikrai mes filmavom vaizdą klipą. Žinau, kad Hebra realiai montavo, labai ilgai ir jie turėjo tik tai valandą poilsio. Aš dar ryte atvažiavau sutvarkyti tam tokių administracinių reikaliukų. Kalbant su režisierium Paulium, paaiškėjo, kad paleidusi pamiegoti abu komandos narius, kad pailsėtų ir kai jau pailsėjo, kibom toliau darbus ir turim rezultatą, kurį galit pamatyti per GO3. Tai ką? Toks buvo tas procesas. Tai jeigu manot, kad faina girdėti tokius užkulsius, faina pamatyti dalykus, tai pakomentuok. Aš nežinau, duokit suprast, ar verta ar neverta mums tęsti šitą rubriką. Ja. Aš manau, kad galima papasakoti ir daugiau, bet mums pirmas kartas gal toks. Tai mes pačios truputėlį mėtomės ir tas konceptas išsigrynintų eigoje, bet manau, kad tikrai labai įdomu yra pasidalinti ir mum, ko galbūt nepamatysit ir nesužinosit, jeigu nedirbsi šitoje industrijai. Tai ačiū labai Zenonui, Iron Vytui, Davidui, Edvinui, visiems. GO3 Universal užsitiktą galimybę ir važiuojam toliau, žiūrim, ką turim. Varom. Iki. Čius.